tarp mūsų berniukų. Oi, vyriukai, artėjam. Nebedaug dalykų. Spuls. Jo, mano rimtai dabar, kol atgaminu, vyras mano rimtai važiuoja su draugais. Retai ir kaip senai. Retai važiuoja su draugais žvejoti, būtent, tik tai netaip toli važiuoja į Mingės kaimą. Ir aš manau, kad Eilionis būna panašaus gerumo, nes grįžta labai pavargę ir nieko nesužvejoja. Tai aš manau, kad ten viskas vyksta labai panašiai. Nesvarbiausia procesas, aišku. Ir kuo toliau važiuoja. Tai filme irgi žvejybos buvo labai nedaug. Jo, čia buvo parodyta visiška tiesa. Hebra, gerai, viskas gerai. Davai nesikišk. Atsargiai, man telefoną aptaškiu. Koks yra tavo telefonas dabar? Ar nustebino, kad vyrai tokiom temom kalba? Visiškai nenustebino, nes čia yra, sakyčiau, turbūt kiekvienam vyriškam draugų ratelėje pagrindinės temos, apie ką kalba. Ir tarkim vienas tas tai, kur buvo toks pasakymas, kad moteris paklausė, žiūrėdama į veidrodį, ar esu stora ar nestora, tai čia iš vis yra taip, primityvu, netgi sakyčiau, dabar moteris nebeklausia, ar storas ar nestoras. Arba dar tai būna. Mano, pavyzdžiui, gražioji Jurgita stoja priešais veidrodį ir klausia, sako, Vytukai, sako, tau neatrodo, kad aš truputėlį pastorėjau? Nu, sakau, jo, ir biškį pastorėjai. Viskas į mane į tai pasižiūri. Ar iš tikrųjų vyrai kalbasi apie tai be abejo, tikrai taip. Gerų labai epizodų buvo, gerų šmaikščių scenų, puikiai aktoriai suvaidino, atliko savo darbą, sakykim taip. Tai iš tikrųjų geras filmas vakaro praleidimui, užsimiršimui nuo kasdienybės, nuo problemų. Aš viską apie žinau, tos vyrus. Jie viską taip ir daro, kaip čia viskas buvo parodyta. Nieko čia naujo, jie tiesiog yra, patvirkę, girtuokliai, neištikimi ir pasileidę, sentimentalūs ir galiausiai vis tiek grįžta pas žmones. Skanaus? Dėkui. Gal dar ko nors norėtumėt? Jo, norėčiau. 8, 6, Gerai. 8, 6, 7, 8. 7, 8. 2, 7. Pala, ne taip greitai. Bet koks skaičius 8. Gintarė, ne? Skanaus. Dėkui. Tai tu čia apie Bružo charakterį tik tai kalbėjai? Ne, aš apie visus kartus sudėjus. Pažiūrėk Kirilo charakteris, matai koks geras, koks šeimyniškas. Kas ten blin daros? Kaip vyrukai šnekėjo latviškai, aišku, buvo juokinga. O kas iš mūsų moka latviškai? O ką čia mokėt? Labdien, sulūžo automašina. Benziną pabaiga, pamošti grūst mašinos. O to geras epizodas, scena buvo su užkalniu. Ir šiaip, iš tikrųjų daug epizodų, daug šmaikščių vietų buvo, todėl labai rekomenduoju, labai linksmas filmas. Šaltiena. Smagiausia filmo vieta yra Šaltiena. Apie Šaltieną labai gerai. Visuose kino teatruose nuo sausio 1 dienos.